Sveiki visi šį vakarą. Ir šiandien mes su Inga Juodkūne, psichoterapeutė, psichologė ir žmogum, kuri dėsto ir podiplominės studijose, daro labai daug mokymų visokių veda, rašymo dirbtuvės veda, supervizuoja. Šiandien mes kalbam apie rimtas problemas, apie kančią žmogaus ir apie būdus, kaip tiem žmonėm galima padėti. Tai gal tada pasisveikinam, Inga. Labas vakaras visiems. Ačiū, Juliau, už gražų pristatymą. Ir pradėkim gal tada apie emocinę kančią. Ir aš manau, kad emocinę kančią patiria daug žmonių ir aš pats esu patyręs ir labai stiprių emocinių kančių savo paauglystėje ypatingai. Ir tu esi aprašius net savo knygose emocinės kančias, tokiam romane vienam ir toliau. Tai mes iš tikrųjų žinom, kas tai yra. Ir mes žinom, kaip padėti šitiem žmonėm ir dabar bandykim pristatyti būdus, kaip tai galima daryti. Tai apie kančią, kas tai yra ir tada kaip jinai reiškiasi ir kodėl šita kančia yra pavojinga labai. Bendrai kalbant apie kentėjimą, tai aš, Juliau, atsimenu, kaip tu mano knygoje Rytoj vėl patekės saulė, esi rašęs vietoj epilogo skyrių ir kentėjimą esi įvardinęs kaip universalią tokią žmogaus būtį, kur mes tiesiog patiriame vienokiu arba kitokiu būdu visi. Tik tai klausimas yra apie tai, kaip mes iš to išeiname ir kiek tas kentėjimas arba kančia trunka. Dar ką man norisi pasakyti, kad kentėjimas tai yra tarsi tuo metu, kai žmogus išgyvena skausmą, ir tai gali būti bet koks skausmas, ir dvasinis, ir fizinis skausmas, bet esmė čia yra apie tai, kad jam atrodo, kad jisai to negali pakelti ir kad jisai negali to ir priimti ir kažką su tuo daryti, tarsi toks užstrigimas gaunasi. Tai ir kuo mes labiau sukamės tame kentėjimo savo rate, jie gali būti labai įvairūs, bet tas vidinis jausmas vis viena yra, kad kažkas yra negerai, iš ko aš negaliu išeiti. Tai aš gal apie, tai yra ta būsena. Ir kas įvyksta, kai mes užsisukame toje kančioje, emociniai kančioje, mes šiandien apie tai kalbame, ir tada gali būti įvairiai. Tai gali būti ir depresijos požymiai, gali būti ir į nerimo, panikos atakas išaugti, gali išaugti į kitus kažkokius tai pykčio priepuolius, pavyzdžiui, ar dar kažką, į emocijų disreguliaciją, bet iš principo žmogus nėra patenkintas savo gyvenimu ir nejaučia jokio nei džiugesio, nei laimės pojūčio, arba yra daug chaoso, pasimetimo. Tai tos būsenos mums yra pažįstamos visiems, tačiau jų intensyvumas ir trukmė kalba apie tai, kiek mes išeinam iš to. Ir ar tai yra pavojinga. Nes jeigu mes greitai, kentėjimą mes galim patirti labai paprastai. Pavyzdžiui, turim migreninius galvos skausmus, kas man kartais būna. Ir aš galiu dėl to arba labai dar kentėti, arba jausti tik tai fizinį skausmą, nes man skauda galva ir tada aš turiu pasirinkti atitinkamus būdus, kaip man savo kuo geriau šią akimirką padėti. Bet pavyzdžiui, net kalbant ir apie mane, aš kokią 15 metų su migrena gyvenau labai kentėdama, nes aš jau jaučiu skausmą, bet mano galvoj tuo metu dar sukasi, kad aš negaliu šią dieną miegoti, arba gulėti lovai, nes aš turiu eiti dirbti, aš turiu atlikti savo pareigas, įsipareigomus kaip įprastai, bet kūnas jau sako ne, netgi mūsų protas apskritai, kai kalbam apie galvos skausmą, tai smegenys yra viena iš pagrindinių žmogaus funkcionavimo dalių ir jinai jau nebeveikia, bet mes vis viena iš savęs reikalaujam. Tai va šitoj vietoj, kai mes nepriimame savo fizinio kažkokio skausmo arba diskomforto, kurį patiriame ir bandome su tuo kovoti, tada atsiranda kentėjimas.
Tai aš noriu priminti mindfulness, Inga Juodkūnė dar yra, tu esi mindfulness mokytoja, tai tad irgi priminti, kad pagal mindfulness kentėjimas yra mūsų skausmas arba diskomfortas, daugintas iš mūsų reakcijos į jį, o tai reiškia, kad jeigu mes kenčiame, mes įnešame daug į tą kentėjimą irgi savo pačių substrato. Tai ir kentėjimas pasižymi dviem tokiais priešingais dalykais. Vienas dalykas, mes norim pabėgti iš kentėjimo ir tai kartais skatina mūsų labai destruktyvų elgesį, tai mes apie tai šnekėsim iki savižudybės. O kitas dalykas yra, mes kentėdami dar didinam savo kančią, nes kentėjimas, jis kaip taifūnas, kaip kokia spiralė įtraukia daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir mes, aišku, kai mes patiriam kančią, mes funkcionuojam blogiau, mes kažkokiuose santykiuose pradedam strikti ir tas dar daugiau didina mūsų kentėjimą. Tai vat šitie du dalykai mus ir drasko. Vienas dalykas, mes norim, kad tai baigtųsi, kad tai nutrūktų, pabėgti nuo to, o kitas dalykas, mes patys didinam šitą dalyką. Tai va gal dar kažkokį tai komentarą apie tai. Man tai šitoj vietoj, Juliau, kyla mintis apie tai, kad mes kentėjame vis viena įeiname į savo įprastus elgesio modelius ir įprastas reakcijas ir darydami tą patį tikimės kažkokio kitokio rezultato. Tai čia apie tai, kad neturim kartais galbūt net ir žinių arba įgūdžių, kaip išeiti iš viso to ir sukamės tam uždarame rate. Ir netgi todėl toks paprastas kalbėjimas ir jau įsivardinimas, kad man šiuo metu yra sunku, arba kad šiuo metu kažkaip jaučiuosi užstrigęs arba neteisingai kažką darau, arba toks jausmas yra tiesiog, kad taip darau, jau tai gali padėti. Nes dar mes ir kalbėsime, bet tas tylėjimas ir sukimasis vis tam pačiam rate ir neieškojimas, nekalbėjimas apie tai, jisai tik tai didina tą užsisukimo jausmą. Tai gal va tiek. Noriu papildyti. Dar tęs kažkaip. Jo, bet aš jau tada peršoksiu šiek tiek į kitą pusę, nes užsitęsęs kentėjimas, jisai gali peraugti ir į krizę. Tiesiog į tokią asmeninę, netgi žmogaus krizę, kur jau mes tada šiek tiek... Papildyti, Ingutė, tavo pasakymą. Mano galva, man sunku neužtenka. Yra jau gerai, bet aš siūlau praplėsti šitą formulę, pervesti atjautos formulę. Man sunku, bet aš noriu būti geras savo šią sunkią akimirką arba šiuo sunkiu metu. Labai svarbu, aš noriu būti geras savo. Ir tai yra jau darimas, mėlieji. Tai yra jau darimas. Bet jeigu pavyzdžiui, migrenos priepuolis, man sunku, bet aš noriu būti bent geras savo šiuo sunkiu metu, o nesakyti, kaip čia taip galėjo, aš vakar suvalgiau ten, nežinau, kažką sūrio, ar išgėriau raudono vyno, ar ten mažiau miegojau, ar dar pradėjau save kaltinti ir taip toliau, save kritikuoti, kaip čia man aš esu ligonis kažkoks visą kitą, bet aš noriu būti geras savo šiuo sunkiu metu. Tai labai siūlau šitą formulę naudoti. Ir einam apie krizę dabar, jeigu jau tu šitoj vietoj, ar dar pridėk kažką tai? Aš manau, kad mes galime dar, kadangi prie įveikos būdų mes tikrai dar kalbėsime toliau pokalbėje, tai šitas iš atjautos momentos, kad aš galiu būti geras sau arba aš esu geras sau, kai man yra sunku, jis, man atrodo, yra vienas iš esminių keičiant požiūrį į save. Kai mes esame sunkume arba kai mes neišpildome savo lūkesčių arba kažkas nepasiseka arba jausmas kažkoks viduje yra, tai čia yra toks esminis ir man atrodo atraminis požiūris į save, nes nuo šito žingsnio, kad aš pripažįstu ir kad aš savo linkiu gero, iš principo ir noriu padėti, jau mes tada galim ieškoti kitų būdų, jau mes tada galim ieškoti, o ką reiškia būti geram savo šitoj situacijoj. Ir kiekvieną kartą bus kažkas kitoks. Migrenos atveju galėsime miegoti, bet pykčio priepuolio metu, kur turim kažkokias tai pasiekmes, galėsim atsiprašyti. Labai priklauso nuo situacijos arba depresijos atveju
kad ir kaip nesinorės, bet eisime vaikščioti arba paskambinsim kažkam, nes tai yra apie gerumą savo. Tai va dar šitą norisi, kad uždėti akcentą, kad nepraleistume, kad geras savo, tai nėra apie malonumą, tai nėra apie vien tik tai, sakykime, apie malonumą, tai yra apie kompetencijas, ir apie savo meistriškumą, ir apie tokį tvirtą būdiškumą tuo metu. Tai labai plati ta sąvoka yra ir skirtingais kontekstais jinai neša skirtingą žinutę. Ir tada, kas mūsų klauso, kvieščiau labai savo įsivardinti, kur kyla tas kentėjimas, ir kai mes su tavim dabar kalbam, kad būti geru savo, tai ką reikštų būti geru savo tą akimirką. O jeigu grįžtant... Palietė labai gerą temą, malonumas dažnai nėra geras savo. Ypatingai, jeigu mes vaikomės malonumo, o džiaugsmas yra geras savo. Čia yra skirtumas, ir aš sakyčiau, kad aš pateisinu malonumų ieškojimą tik tai keletų atvejų. Tai viena iš atvejų yra sergant depresija, mes klientams siūlom specialiai planuoti veiklas, kurios jam duos malonumą, kas yra labai sudėtinga depresijos atveju. Niekas neteikia malonumo. Tai mes specialiai stimuliuojam šitą jausmą malonumo tam, kad smegenys sužudintumėm ten neuromediatorius ir taip toliau. Tai malonumo jausmo vaikymasis dažnai yra destruktyvus, o džiaugsmo ieškojimas ir kūrimas džiaugsmo yra konstruktyvus, mielieji. Gerai, tai dabar apie krizę kalbam, nes krizės būna ir bus jų, ir jos būna psichologinės, ir tada kas tos krizės, kaip ten gaunasi ir kas vyksta jose. Apie krizės galbūt, kodėl mes šiuo metu prakalbam, kadangi užsitęsęs kentėjimas, jisai gali išaugti į krizę. Ir krizė yra apie tai, kad kažkas mūsų gyvenime įvyksta išorėje arba viduje, tai nebūtina, kad būtų netektis arba kažkokie praradimai arba skaudūs įvykiai, dažniausiai tai būna su praradimais susiję arba kažkokie labai dideli iššūkiai žmogaus gyvenime, bet gali būti ir vidiniai kažkokie dalykai, kur žmogus kaupė ir tada kažkas atrodo nieko nevyko jo gyvenime, bet jisai nustoja arba funkcionuoti, arba jam gyvenimas slysta iš po kojų ir nebežino, kas su juo vyksta. Tai krizė vis viena yra būdingos stiprios emocijos, kažkuriais tai periodais, arba būna tokių emocinių kažkokių tai iškritimų. Bet svarbus momentas yra toksai, kad ne apie intensyvumą čia emocijų yra kalbama, bet apie tai, kaip žmogus geba susitvarkyti su tuo, kas jam kyla. Ir krizė kyla tada, kai jam trūksta adaptacinių sugebėjimų, kai jisai nemoka prisitaikyti prie tos pasikeitusios aplinkos, prie jo pasikeitusios būsenos arba prie pasikeitusio gyvenimo, nes galbūt įsivaizdavo, kad gyvens vienaip, o tada susivokė 30 ar ten 35 metų, kad kažkaip gyvenu visai kitaip ir toj vietoj net neįsivaizduoju kaip, ir tada ištinka žmogaus asmeninė krizė. Tai toksai labai paprastas pavyzdys, su kuo susiduriu ir konsultacijose, kai žmogus ateina, bet esmė yra tokia: krizė kyla tada, kai mums pritrūksta įgūdžių prisitaikyti prie esamos jau situacijos, esamos aplinkos. Jo, tai labai geras apibrėžimas. Aš truputį dar pateiksiu kitą variantą, bet panašu labai. Krizė yra situacija, kai mūsų buvę įveikos būdai neveikia. Ir tada mes turim keisti tos įveikos būdus. Gerai, tai tada kaip tos krizės vystosi, kaip ten emocinis nuovargis tampa krizė ir taip toliau. Arba kančia, kaip tampa krizė. Ir man atrodo, čia mes paimam tokią liniją nuo to tokio universalaus kentėjimo, kuris didžioji dalis žmonių su juo susitvarko, bet kita dalis perauga gali į krizę, ir tada
Ir tada klausimas, ką žmogus daro su tuo. Užsitęsus krizėje kyla ir bejėgiškumo jausmas, beviltiškumo jausmas, nes nežinau, kaip iš to išeiti, ką su tuo daryti.